Malonu pasveikinti Izraelio užsienio reikalų viceministrę Sharon Haskel, kuri dabar prisijungė prie mūsų iš Jeruzalės. Labai ačiū, kad skyrėte laiko. Dabar vyksta daug įvykių. Noriu pradėti nuo svarbiausio klausimo. Iranas grasina Izraeliui, perspėdamas izraeliečius šiąnakt stebėti dangų. Po to, kai Izraelis smogė Hezbollah infrastruktūrai Dahijoje, kas žinoma buvo atsakas į Hezbollah raketų apšaudymą Izraelyje, tai vėl pasikartojo ir šiandien. Kokia jūsų reakcija, kokie yra parengti planai, kaip Izraelis planuoja atsakyti ir apsaugoti savo piliečius? Faktas tas, kad Hezbollah yra Irano armija ir jie jaučiasi grėsmingai, nes jie iš tikrųjų supranta, galbūt pagaliau dabar, kad vienaip ar kitaip Hezbollah nustos egzistavusi taip, kaip egzistavo daugelį metų. Kaip ilgoji Irano armijos ranka, vadovaujama marionetininko iš Teherano. Ir mes nesutiksime su realybė, kurioje Irano armija yra prie mūsų sienos, puola mūsų civilius ir puola mūsų miestus. Prieš kelias dienas buvo pasiektas paliaubų susitarimas tarp Izraelio vyriausybės ir Libano vyriausybės. Tačiau Hezbollah vėl ir vėl klauso marionetininko iš Teherano. Toliau atakuoja Izraelį raketomis, dronais ir kuo tik gali. Ir šiandien, manau, galbūt žinia pagaliau pasiekė adresatą, kada tik jie bandys mus sužeisti, mūsų civilius, mūsų miestus, mūsų piliečiai nebus buferinė zona. Jie gaus smūgį ten, kur iš tikrųjų skauda. Naujienų atnaujinime svarbu pažymėti, kad Izraelio gynybos pajėgų vidaus fronto vadovybė praneša, jog nepaisant šių grasinimų iš Irano, gairės nesikeičia. Svarbus atnaujinimas. Vidaus fronto vadovybė praneša, kad gairės nesikeičia, nepaisant tų grasinimų. Tačiau norėčiau šiek tiek plačiau paaiškinti, kaip buvo prieita prie šios akimirkos. Nes žinome, kad Benjaminas Netanyahu, kuris praėjusią savaitę paskelbė apie smūgius teroristų taikiniams Dahijoje, pranešė, kad jie įvyks. O Donaldas Trumpas paskutinę akimirką, galima sakyti, sustabdė viską. Taigi šį kartą, ar Izraelis iš anksto informavo Jungtines valstijas? Taigi, pasakysiu štai ką. Žiūrėkite, nėra didesnės sąjungininkystės ir draugystės nei ta, kuri yra tarp ministro pirmininko Netanyahaus ir Donaldo Trumpo. Jie kalbasi telefonu daugybę kartų net ir per dieną. Ir nesvarbu, ar tai kritika, ar žinote, bendrų tikslų nustatymas, visa tai vyksta tarp šių dviejų lyderių, o ne per žiniasklaidą. Prezidentas Trumpas skiria daug laiko bandydamas pasiekti istorinę akimirką, kuri reikštų bendradarbiavimą ir taikų sambūvį tarp Izraelio ir Libano. Tai istorinė akimirka mums, Izraelyje ir taip pat Libanui. Ir žinote, tie susitikimai tarp dviejų ambasadorių taip pat vyksta aukščiausiose Amerikos administracijos lygiuose, dalyvaujant Markui Rubijui arba kažkam panašiam. Tai reiškia, kad jie deda daug pastangų derėdamiesi ir kurdami realybę, kurioje galėtume gyventi kitokią ateitį. Akivaizdu, kad tai yra Izraelio tikslas, tai yra ir Libano tikslas, tačiau mums iššūkį meta teroristinė organizacija, kuri gauna nurodymus iš Irano. Jūs žinote, kur jie yra, jūs suprantate jų tikslus, jūs žinote jų priemonės, jie to nenori. Jiems taika ir stabilumas yra jų radikalios fanatiškos darbotvarkės priešas. Todėl jie darys viską, ką gali, kad bandytų net sunaikinti tokį kelią. Tačiau pastarosios kelios dienos man suteikė nemažai vilties, ypač Libano vyriausybės pareiškimas ir sutikimas su paliaubomis. Nebuvo laikomasi? Deja, Hezbollah ir toliau leidžia savo raketas. Ir kaip šiandien matėte, jie pažeidė paliaubas, dėl kurių susitarė suvereni Libano vyriausybė. Ir žinote, kai pasirašėme tą paliaubų susitarimą, visoms pusėms tai buvo labai aišku. Ir visoms pusėms, įskaitant Libano vyriausybę, įskaitant Jungtines valstijas, buvo aišku, kad jei Hezbollah pažeis paliaubas, jie sulauks atsako.
Tačiau skirtumas tarp praėjusios savaitės ir šios savaitės yra tas, kad akivaizdu, jog taikantis į teroristų taikinius Dahijoje, JAV tikrai buvo informuotos, nes prieš savaitę Izraeliui buvo liepta susilaikyti ir Izraelis taip ir padarė. Ir kyla klausimas, jei Irano atstovas dabar grasina, kad Iranas gali smogti Amerikos bazėms ir objektams atsakydamas į tuos Izraelio smūgius, tai tikriausiai buvo iš anksto įvertinta Jungtinių valstijų ir Izraelio. Ką manote? Žiūrėkite, aš manau ir kiek suprantu bei interpretuoju ir akivaizdu, žiūrėkite, aš nemanau, bet kas nei žiniasklaidoje, nei Izraelyje negali bandyti interpretuoti ar išversti ar nuspėti, žinote, prezidentą Donaldą Trumpą. Gerai. Tačiau faktas tas, kad net ir anksčiau, kai žinojome, jog artėjame prie rimto susidūrimo, prezidentas Donaldas Trumpas norėjo suteikti dar vieną šansą. Ir teisingai, ir ne tai, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahus to nenorėjo, gerai? Tačiau dėl spaudimo iš Libano vyriausybės, taip pat, žinote, mes suteikėme dar vieną šansą. Tai nereiškia, kad dabar viskas griūva, bet tai reiškia, kad žinutė Hezbollah yra tokia. Kai tik jie šaudys į Izraelį ir grasins mūsų civiliams bei mūsų miestui, jie sulauks atsako. Ten, kur jiems skauda, strategiškai svarbioje Hezbollah vietoje. Šiuo metu šalies šiaurėje gyvena civiliai, kurie laukia, kaip viskas klostysis ir girdi šias grasinimus iš Irano, kol mes kalbame. Kokia jūsų žinutė tiems civiliams, ką jie turėtų daryti? Na, visų pirma, žinote, aš pati buvau ten vos prieš kelias dienas šiaurėje Kirjat Šmonoje. Aš net nuvykau į Golano aukštumas, kai vyko intensyvūs Hezbollah bombardavimai. Ir net nebuvo jokio pavojaus signalo prieš girdint sprogimus, kai lankiau bendruomenę. Mano širdis su jais. Ir mes turime užtikrinti, kad, žinote, netaptume abejingi tiems šaudimams, kurie vyksta kiekvieną dieną. Mes turime reaguoti į kiekvieną iš jų. Ir aš noriu, kad jie žinotų, jog aš sunkiai dirbu ir, žinote, stengiuosi, kad į viską būtų reaguojama. Jie išgyvena labai sunku laikotarpį. Jų miestas jau 2,5 metų yra draskomas, bombarduojamas. Žinote, tai tikrai kelia baimę ir yra baisu. Tačiau visų izraeliečių realybė, žinote, su situacija Irane yra tokia, kad net ir dabar, kol kalbame, viskas gali labai greitai pasikeisti. Turiu omenyje, kitose Izraelio dalyse viskas gali atrodyti labai ramu ir tarsi normalu, tačiau faktas tas, kad viskas gali dramatiškai pasikeisti beveik kiekvieną minutę, kol mes kalbame. Egzistencinė grėsmė Izraeliui yra visiškai akivaizdi. Dėl to nėra jokių abejonių. Labai trumpai jūsų nuomonė, svarbiausias klausimas prieš šių metų spalį vyksiančius rinkimus greičiausiai bus saugumas. Jūsų nuomonė, kas geriausiai galėtų padėti apsaugoti šios šalies žmones? Žiūrėkite, galiu Jums pažadėti vieną dalyką. Saugumas tikrai bus pagrindinis klausimas mūsų artėjančiuose rinkimuose. Ir labai aišku, kad šaukimo įstatymo projekto klausimai, kurie gali kelti grėsmę mūsų gebėjimui apsaugoti savo sienas, taip pat bus didelė to dalis. Galiu pažadėti, žinote, Izraelio civiliams, kad ir kas benutiktų, aš jiems tarnausiu ten, kur jausiu, kad galiu būti naudinga. Aš tikrai galiu atstovauti ir saugoti, ginti Izraelio žmones, kurie daugiausiai atidavė šiai šaliai ir mūsų tautai. Per tarnybą, per saugumo tarnybą, per ekonomiką. Ir dėja, žinote, šiuo metu daroma nepakankamai, kad juos apgintumėm. Žinot, aš jau visus metus labai aiškiai apie tai kalbu. Stabdžiau šaukimo įstatymo projektą aš ir dar 6 mano draugės iš koalicijos. Kad užtikrinčiau, jog tokia diskriminacija ir, žinote, gėda, žinote, ir faktas tas, kad jei tai bus priimta, tai pakenks mūsų gebėjimui apsaugoti savo sienas. Ir mes be perstojo kovojome, kad užtikrintume, jog šis įstatymo projektas nebūtų priimtas.
Ir manau, kad tai, žinote, bus rinkimų centre. Ir ką galiu jiems pažadėti, tai kad būsiu tokioje vietoje, kur galėsiu ir toliau juos ginti. Labai ačiū Izraelio užsienio reikalų viceministrė Sharon Haskel. Visada vertinu jūsų laiką ir įžvalgas. Ačiū, kad buvote su mumis laidoje. Labai ačiū. Būkite sveika.